Vadinkit mane nepatiklia, nuoseklia ir užsispyrusia, bet straipsnius apie britų mokslininkai nustatė dažnai einu tikrinti. Apie vieną tokią istoriją, kuri beje ir apie psichologiją, ir apie maistą. Dėkite daržovės į 3D printerius, kad vaikai mieliau jas valgytų, sako straipsnis. Galvoju, kokia gera mintis. Trumpai tariant, mokslininkai sumaišė bananų, pupelių, grybų ir pieno masę, sveiką matricą, ir iš jos 3D printeriu spausdino aštuonkojus, kuriuos vaikai mielai valgė. Jeigu ilgam neapsistosim ties aštuonkojų sudėtimi, mintis visai įdomi. Galima būtų daryti prielaidą, kad vaikai išmokę kvapo, formos, spalvos, skonio derinį vengia visojo, o ne atskirųjų elementų. Tai greičiausiai tos masės skonis nepanašus nei į bananų, nei į pupelių, nei į grybų. O tada tai jau panašiau į tėvų taktiką paslėpti daržovės košėse, blynuose arba sriubose. Galima daryti ir kitą prielaidą, kad forma nugali visą kitą. O tai taip pat panašu į japoniškas bento dėžutes su besišypsančių pandų formos sumuštiniais. Google Scholar, mano mokslinių straipsnių paieškos variklis, man pasiūlė tik vieną straipsnėje minimos profesorės Severinės straipsnį. Jame dėja matricos košės nebėra, bet yra kitas įdomus receptas – užkandis iš kviečių ir vabaliukų miltų. Vabaliukai buvo didysis milčius, kuris gyvena grūduose. Šiaip jau tūlas pasaulio pilietis, išskyrus kelias vietovės, virpėtų vien pagalvojęs apie vabalų valgymą. Nesvarbu, kiek straipsnių yra perskaitęs apie tai, koks tai puikus ir ekologiškas baltymų šaltinis. Bet kai iš jų prisispausdinę aštuonkojų ir besišypsančių pandų, ypač kai negalvoja, iš ko jos padarytos, juk skirti maistą nuo ne maisto mes išmokstame ir įprantame kartu su daugybė kitų dalykų ankstyvoje vaikystėje. Ir kaip čia vėl nepridėjus, kad ir brokolių galime išmokti nevalgyti, ypač jei vaiko mylimas tėtis priduria: aš ne karvė, žolės nevalgau. Ir čia tikra anonimizuota citata. O kaip jūs išmokote, kas yra maistas? Skanaus. Ir nebegalvokit apie vabalus jūsų sumuštinėje. Dabar tikrai nebeužmiršit. Taikos ir ramybės.